Labas rytas, eilinis antradienis ir važiuoju su Danuku apsipirkti valgyti. Ten mano vyrėlis migdo mažiausią vaikelį, nes jisai turi pamiegoti, kol aš apsipirksiu. Taigi važiuojame kartu į apsipirkimą. Jau atvažiavome į Urmą, tikiuosi rasiu, nors šiaip iš tikrųjų neįmanoma rasti tokiu metu, ką nors gerą, bet ką įsigyti parodys ir jums. Obuolių dėžė. Dar nusipirkau paprikų, baltagūžių kopūstų, raugintų kopūstų, šitie prie neskaniausių, kaip ir sakiau. O tada špinatai, toliau kiviai, datelės, riešutai, tenai yra spanguolės ir lęšiai raudoni. Toliau yra čia rukala, kopūstai šviežesni, svogūnai, agurkai ir pievagrybiai. Ir dar tokie 5 indeliai vynuogių, nes vienoje vietoje buvo po eurą, o kitoje vietoje už 9 centų, tai pasiėmiau, nes labai norėjau. Kažko gero ir įspūdingo nenusipirkau, paprikos buvo 2,20 €, agurkai nepamenu, baltagūžiai 2 tie dideli kopūstai 2 eurai kainavo, tada pievagrybiai berods gal 3 eurai kilas. Ir toliau tiek, ką dar nusipirkau, vynuogę sakiau, po 9 centų arba po eurą už dėžutę. Obuolius. Obuoliai tie labai skanus, 8 eurai pem, tik neatsimenu, kiek ten kilogramų yra, tikrai nemažai. Ir kas dar, tokio įspūdingo nieko nebuvo, labai. Riešutuko su datelėm. Taip, riešutuko su datelėm yra, bet palauk, Danukai, nepertrauk minties. Norėjau pasakyti, kad iš esmės šiandieną Urme nieko nėra visiškai valgyti, ką nusipirkti. Tai ką gavau. Važiuosim dabar iki Promo nusipirkti kruopų ir tada važiuosim arba iki Maximos, arba iki Lidl. Dar nesugalvojau, nes iš tikrųjų ne kažką jau pinigų liko. Apsipirkome jau Prome, nupirkau citrinos rūgštelės, nes reikia virdulį valyti ar dar kažką tokio. Virdulį geriausia yra išvalyti su citrinos rūgštelė truputį įpili ir tiesiog nuvirinti tobulas ir jokio acto nereikia pilti ir tos smarvės uostyti, o citrinos rūgštelė nerealus dalykas. Nusipirkau dar, toj parodys ką, nes sunku pakelti. Avižinius kaip visada maišo ir šituos varyžius. Principas tas, kad iš tikrųjų labai nežiūriu kokie ryžiai, svarbiausiai ryžiai, kurie būna su nuolaida, kuriuos mes perkam būtent, apvalius, Urban arba Basmati, tuos ir pirkau, kuris yra tuo metu pigiausias variantas. Šiuo metu buvo eurų pigiau, tai pirkau šitus Urbano ir buvo avižiniai taip pat eurų pigiau negu įprastai, tai pasiėmiau ir džiaugiuosi. Dabar važiuosim iki, kur čia važiuoti, Maximo, ko nors reikia? Nieko, nereikia. Bananų reikia. Bananų truputį liko iš tikrųjų šaldytuve nuo kažkurio karto, ne praeito, bet dar užpraeito, tai iškepsim ką nors skanaus. O dabar važiuojam tada iki Lidlo, nes Lidle yra reikalingesnių dalykų negu Maximui. Bet praeitą savaitę dar nusipirkom alyvuogių aliejaus, bet tas aliejas blembaški iš 8 eurų pem, prieš metus gerokai daugiau, dabar kainuoja 15 beveik eurų. Tai principas tas, kad nusprendėm pirkti tikriausiai Šemvėjaus tą alyvuogių aliejų, kuris būdavo, kurį mes pirkdavom seniau, bet mums kaina būdavo kiek per didelė ir tuo metu mes nebepirkdavom, bet dabar yra taip, kad tas alyvuogių aliejus tik tai kokį 5 centų dabar yra brangesnis negu iš Maximos, o praeitą savaitę buvo tas alyvuogių aliejus, kurį mes perkame su nuolaida, tai aš nusipirkau, nes kainavo 10 centais. Bet sakėm, jeigu reikės, tai pirksim tikriausiai Šemvėjaus, nes skonis realiai beveik yra toks pats ir kaina tokia pati. Tai va. Žodžiu, Maximui ne kažką yra mum pirkti bent jau mano akimis, nes kainos didelės, o Urme iš vis nieko nebuvo valgyti per katastrofą. Bet kažką valgyti įsigijau, tikrai kažką valgysim, nebūsim alkani. O dabar tikrai važiuojam iki Lidlo, ką įsigys, parodys ir jums. Žinot ką? Važiuojam su Danukai link Maximos Lidlo pusę šią Pramonės prospektą. Ir Danukas sako, ten kalba apie mano vieną draugę, kad turi ir tą patį naudoja aliejų, ir tą patį obuolių actą ir taip toliau. Ir sakau, Danukai, obuolių acto neturiu. Važiuojame iki Maximos obuolių acto, vis tiek pro tą pačią pusę. Tai yra, kas čia dabar? Vis tiek pro tą pačią Kas man dabar čia darosi? Vis tiek pro tą pačią pusę važiuojam
Taip prasuksim, nes obuolio acto reikia to, kurį mes naudojam, nes jis yra labai geras, bent jau man labai skanus. Ir man labai patinka vien dėl to, kad gali ir į kepinius naudoti, ir į salotas, nu žodžiu, tobulas. Ir dar RAF, ar kaip jis ten vadinasi, tasai ekologiškas. Tai va, važiuojam, jau tuoj bus Maxima, jau kokį actą parodys jums. Kągi mes nusipirkome iš Maximos. Prieskonis su alyvuogėmis, nes labai skanus su grikiais. Grikių kadangi dar buvo, bet buvo sunuolta, tai vieną paėmiau grikių pakelį. Ir dar šitą obuolių actą. Nu tikrai žinau, kad labai geras actas, bent jau man jis labai patinka. Tik seniau buvo kaina berods 2 eurai, o dabar 3 eurai. Kadangi vis tiek reikia ir kokiam padažiukui ir sodai nugesinti, nes mažiausiam Germanui tai obuolių actas tinka, jokia citrinos rūgštelė niekas netinka, tai ir naudoju šitą obuolių actą, nes šitas geriausias sprendimas. O dabar viskas, važiuojame iki Lidlo, ką įsigysime Lidle, parodysim ir jums. Nu tai ką apsipirkome valgyti, iš tikrųjų Lidle buvo tas likinis 40, kai būna vienas labiausiai apsimoka pirkti, bet nebuvo 41, o kadangi baigėsi, tai reikėjo paimti šitą. Dar buvo tie makaronai, kaip ir būdavo seniau sakiausi, kad tie makaronai yra gaminami kitoj gamykloj. Ta prasme, toj pačioj gamykloje, kur yra vieni makaronai tokie patys parduodami brangiau, o kiti pigiau. Tai buvo dabar sunuolta, tai pasiėmėm 2 pakelius, danukas jau paėmėm. Tada dar alyvuogės baigėsi, kukurūzai baigėsi ir dar svogūnų pamačiau sunuolta tokių gerų. Tai paėmėm, nes būna jie gerokai brangesni. Danukai, palauk, aš negirdžiu pati savęs. Nu palauk. Aš jau vartau. Jisai varto žurnalą, žinau, kad užsiėmęs, tai atsiprašau, jeigu negirdėjau kažko. Tai va, ir svogūnų, ir atrodo viskas. Toks tas mūsų apsipirkimas. Ačiū, kad žiūrėjote, susitiksime kitose video. Nepamirškite prenumeruoti, komentuoti, mus palaikyti, nes palaikymas labai svarbus. Iki!